Labas visiems, jūs kanalė Meškutė ir šiandien mes kartu su mano geriausia draugė darysim video, kurio aš paprašiau jums. Padarysim video, atsakinėjom į jūsų klausimus, tai yra į prenumeratorių klausimus. Bet kas žino, gal čia ne prenumeratorių. Na, žodžiu, į jūsų klausimus. Tai pradedam atsakinėti klausimus. Iš karto primename, kad į privačius klausimus mes neatsakinėsime. Pavyzdžiui, koks jūsų vardas, kiek jums metų ir taip toliau. Mėgstamiausios gėlės. Tipo, kokios mūsų mėgstamiausios gėlės? Mano mėgstamiausia gėlė yra tulpė, o antroje vietoje yra ramunė. O tavo? Kaktusas. Kaktusas? Kaktusas. Na ja, ji namie turi pilną kaktusų, tai va. Sudyglinsiu. Smikstysiu. Ajajaj. Ok, tai kitas klausimas yra mėgstamiausia veikla. Po kokia mūsų mėgstamiausia veikla. Ką žinau, mums patinka šokti You're the one thing in my way, you're the one thing in my way. Man šiaip patinka su mano katinais miegot ir klausytis muzikos. Man patinka daryti rankoms. Jo. Na taip, o ką mes mėgstam kartu veikti? Sakiau, šokti. Na kaip tau, kas tau labiausiai? Kartu? Gaminti maistą. Kartu kaip mes darom? Jo, ką mes darom kartu, tai kas tau Na tai patinka? jo, šokti kartu kažką, nesvarbu šiaip ką. Meškutė. Ką? Yay! Best friends forever. Ok, Roblox ar Toka Boka? 3, 2, 1. Roblox. Yeah, Roblox. Man patinka Roblox. Hey. Man patinka ir Toka Boka, bet jie biškiai atsibodęs. Tai. Yeah. Kad Toka Boka, tai nežinau. Man Toka Boka kartais atsibosa, nes ten vienas ir tas pats, o Roblox ten pilna visokių žaidimų, kurių ten neįmanoma, manau, sužaisti visų savo likusį gyvenimą. Jo. Tai kitas klausimas yra, ar myli gyvūnus? Tai, žinoma. Aš labai noriu katės. Aš jau turiu 2 katinus, Mano mėgstamas bet gyvūnas. aš šiaip noriu daug gyvūnų. Aš noriu belekai daug gyvūnų. Man labai patinka katės. Aš šiaip noriu šuns. Man Jau turiu šuns. Bet tu sakai, kad tu šunų nekenti. Mažų? Mažų. Aš noriu didelio. Aš noriu australo vigalio. Australo vyganų. Arba vokiečių. Man tai patinka Golden Retrieveriai. Bet čia yra didelis plaukų maišas. Nes mūsų draugai turi, jie kartais atvažiuoja pas savo močiutę ir mes pas juos atvažiuojam, tai jie turi Golden Retriever, tai mano brolis paklausė, kodėl jūs neįleidžiat savo šuns į vidų? Ir mūsų draugai atsako, dėl to, kad čia yra milžiniškas pūkų maišas. Taip, žinai, jeigu leidi vidų, tai viską prašluoja, po to tau reikia viską išsirpti. Ja. Klausimas. Jūs kažkada lunatikote? O taip, aš galvoju, kad... Ne, galima aš pirmą. Gerai. Aš jums papasakosiu žiauriai juokingą istoriją. Aš ją jau pasakoju, bet jums dar ne. Žodžiu, aš prieš 3-4 dienas tiesiog miegojau lovai. Aš savo turėjau pasidėjus prie stalo gazuotą vandenį Vytautą. Ir aš tiesiog per lunatikavimą paėmiau tą Vytautą ir įkišau į skalbimo mašiną. Į skalbimo mašiną. Kas mano protas buvo? Aš lunatikavau. Ir po to mano mama tokia, ką veikia Vytautas skalbimo mašinai? Aš tai gal prieš metus ar 2 sapnavau, kad aš einu mišku, randu upelį ir noriu atsigerti vandens ir taip va, pasiimu vandenį ir savo ant galvos ir tada aš pabundu, o aš esu prie, vonios kambarį, įkišus į kriauklę galvą va taip va ir atsisukus vandenį. Ko šiaip? Gerai, kitas klausimas. Ar jums patinka Blackpink? Aš jų tiesiog nekenčiu. Man patinka. Man tai labai patinka.
Man patinka pačios dainos, sakyčiau. Jo. Man labai patinka dainos. Pavyzdžiui, Pink Venom. Jo, Pink Venom. Ir... Dancing in the Moon. Ir Jo, APC. APC. Ten ne Blackpink, ten Rose. Ten Rose daina. Kitas klausimas. Kiek laiko jūs jau geriausias draugas? O mes geriausias draugas. Mes jau apskritai, jeigu draugaujam, tai mes beveik 8 draugaujam... metus. Šiaip 7... Jo, nu, bet Septynis, beveik 8, beveik 8. Nu, gal, bet dar trūksta kelių mėnesių. Jo, Kelių mėnesių trūksta ir bus 8. Reikės padaryti video Jo. BFF gimtadienis. Ja. O mūsų susitikimo diena yra lapkričio 19 diena. Tai jau praėjo ta diena. Jo, gal ir pasiteisinti. Nežinau. Taip, kitas klausimas yra, myli kelionės. Tai žinoma. Aš taip, jeigu poilsio. Jo, tikrai. Jo, nes pavyzdžiui, jūs matėtgi mano tą vlogą kelionę į Ispaniją, tai mes ten 15 km į dieną vaikščiojom. Ir mano kojos taip pavargo. Ir aš tiesiog miegojau kaip kokia užmušta, nes aš nesupratau. Bet mes susitarim su tėvais, kad kita kelionė bus prie jūros. Labai fainai. Man tai tokia kaip tavo kelionė yra grinai poilsio kelionė. Tu tiesiog žygiuoji savo pakalnus kokius ir... Žinau, tau gal fainai, bet man labai nefaina buvo tada. Nežinau kodėl. Bet vis tiek. Na gerai. Ar buvo kokia nors pas jūs bloopers filmuojant video? Bloopers yra failai. Tai buvo kokie nors failai filmuojant video. Oi! Žinokit, aš jums papasakosiu. Pas mus jų tiesiog pilna. Ir Pavyzdžiui? pirmas yra apie mūsų PPP restoraną. Mes iš karto tokie pagalais, čia mūsų pirma darbo diena, reikia pasistengti. O po to, kai pamatėm žiurkę, aš tokia, juk ne, mes čia dirbom 10 metų. Ten susimokam. Tiesiog, aš nežinau, ką man kitų pasakyti. Aš bandžiau suvaidinti, kad ten žaislinė žiurkė, bet jos iš viso nebuvo. Žiūrėk, kurios nėra. Jo. Čia jau tavo fantazijos veikia. Kalboj. Čia haliucinacijos kažkokios tai. Siaubingos kažkokios. Labai. Jo. Ir kažkur tai lygtais dar buvo, bet Buvo aš jau daug nežinau. jų šiaip tais. Bet mes daug jų pataisėm tai. Bet aš nebeatsimenu kur. Jo. Jeigu turėtum savo BFF labai blogą, kaip su jie elgtumeis? Aš manau, kad jeigu ji būtų jau labai bloga, tai ji nebūtų BFF. Aš irgi tai manau. Ja. Aš nežinau. Aš tada tiesiog jai parašyčiau, kad aš nebenorėčiau būti su ją geriausiu Aš tai tiesiog nerašyčiau, aš tiesiog užblokuočiau ją. Aš tai tiesiog pasakyčiau, sorry, bet man nepatinka būti su tavim BFF. Kažkas tokio. Jau. O tu man tai parašytum? Jeigu būtum labai bloga, bet tu labai faina. Ar patinka YouTube? O pati programa ar... Aš nežinau. Pati programa tai normaliai, gera, ten viskas. Yra tokių video, kurie biškė... Nu, tokie nelabai, bet yra ir normalių video. Aš tokius nežinau. Bet aš žiūriu savo kanalą, kokius nors kanalus, kurie man labai patinka. Ten, pavyzdžiui, visokius kraftus, iššūkius, dar kažką. Tai man... Aš telefonui tiesiog pati pakreipai. Tai aš tik tokius ir žiūriu. Ar jūs darėte Squid Game kažkokį žaidimą? Jo, aš dariau. Aš dariau va šitos 2 žaidimus. Čia yra kur tie akmenukai, kur reikia vieną mesti į orą, kitą pagriebti ir paimti ir taip su visais. O va šitas čia reikia mesti žemę, kad persivertų. Aš dariau lėlę. Akulakočiai. Ai, nu aš irgi dariau su mano broliu, bet kažkas Aš tai su draugiam labai daug. Ką dar? Nežinau. Nelabai daug ką.
Ar žaidi Tokaboką arba Avatar World ir ar žaidi Roblox arba Minecraft? Aš žaidžiu visą iš šitų žaidimų, kurias tik išvardinau. Aš žaisdavau, dabar tėvai man biškį apriboja viską, bet kartais pažaidžiu. Ja. Bet štai žaidžiu. Kas yra vyresnė? Yra dviem mėnesiams. Ja, 2 mėnesiams. Galėtų būti 2 dienom. Ja, būtų fain. Arba 2 sekundėm. Ja, arba, žinai, tokias vienai minutį tokia, aš už tave vyresnė. Nu ir kas, bet tu vyresnė už mane tik tai 1 minutę. Bet vis tiek vyresnė. Ja, taip. Vis tiek vyresnė. Nu, ar jūs to pačio amžiaus? Čia tas toks padavė klausimas, tai mes jį atsakėm. Taip. Taigi, kiek noriu turėti prenumeratorių? Va šitas klausimas buvo va šitam video, tai po šito video jūs pažiūrėkit šitą video, kai mes su mano geriausiu draugė atsakinėjom klausimus. Tai pažiūrėkit tą video ir sužinosit. Kas nepatinka tavo geriausiai draugiai, o kas tau jai patinka? Gerai, nežinau. aš žinau. Man tavie nepatinka tai, kad tu nemėgsti ekstremalių dalykų. O patinka viskas. Labai viskas. Čia labai sunkus klausimas. Dėl to, kad jai nepatinka, kad aš nemėgstu ekstremalių, nes kai mes buvom pas ją kaime, tai ji norėjo eiti apleistą namą. Bet aš ją sustabdžiau, nes ten buvo per baisu. Po to pažiūrėjom mūsų draugo video, kurie ten ėjo ir ten buvo iš tikrųjų baisu. Ir man labai gerai, kad aš ten neėjau. Aš tai norėjau ten eiti. O man tavyje nepatinka? Kad aš per daug ekstremalių dalykų mėgstu. O man tavyje patinka viskas. Okay. Ar tavo geriausia draugė turi kanalą? Ne. Ji neturi savo kanalo. Tėvai neleidžia. Sad life. Turi gyvūnų. Tu pirmą atsakyk. Turiu 2 katinus. Kas nematė, tai yra va tame šorce. Jo, ji turi 2 katinus, vieno vardas Grikis, va čia Grikis, čia Kipsius. Grigis labai mėgsta kančiotis. Ir nemanykit, kad tenai aš kankinu juos, nes jie patys mėgsta taip daryti. Taip, kažkas buvo parašęs, kad kodėl jūs kankinat gyvūnus? Patikėkit, jie yra tokie bepračiai, kad... Žinokit, kas turi katinus, supras. Turbūt. Aš tai neturiu gyvūnų. Nu, mano tėtis tik tai augina vištas. Nu čia Kuku. Įsivaizduok, lovai miegotum su višta. Arba aš dar turėjau 2 triušiukus. Aš juos mačiau. Kita baltai ruda tokį. Aš juos mačiau. Bet jau nebėra. Okay. Koks tavo mėgstamiausias gyvūnas? Mano mėgstamiausias gyvūnas yra katė. Mano tai visi gyvūnai, kurie yra iš kačių giminės. Tai didžiosios katės ir Pantera. paprastos katės. Liūtai, tigrai, jaguarai, pantera, jų ten belėtų. Man visi jie patinka. Kaip tavo BFF pasivadintų, jeigu turėtų savo kanalą? Kaip tu pasivadintum, jeigu turėtum savo kanalą? Korudžia. Korudžia. Ar mėgstate lietuvių kalbą ir matematiką? Matematika, taip, pas mane mokytojas. Aš myliu jį. Man patinka matematika. O lietuvių kalba, man patinka mano mokytojas. Jis yra toks Sigma, žinokit. Jis mūsų visus mokytos vadina Sigma skibidilėlėm. Jis žiauriai Tau fainas. prisižiūrėjo TikToką man. Ir jis yra lietuvių kalbos mokytojas. Ir gramatikos. Sigma skibidilėlė. Okay. Kokias kalbas mokote? Okay, pirmą aš pasakysiu. Aš mokau lietuvių, anglų ir rusų. Kas gali būti įspūdinga, ką žinau. Bet aš moku rusų. Aš tiesiog
anksčiau žiūrėdavau rusiškus filmukus, kai buvau dar mažytė. Ką žinau, kokių 7-6 metų. Žiūrėjau ir per filmukus išmokau. Nežinau, aš tiesiog žiūrėjau, anksčiau žiūrėdavau visokius kraftus ir aš tokia jungiau kažkokius kraftus rusiškai. Aš nežinau, ar aš jungiau rusų kalbą, ar ką aš jungiau. Ir tiesiog per filmukus išmokau, aš pati nežinau, kaip aš tą padariau, bet jo, ir aš moku dar trupučiuką ispanų. Aš pradėjau mokytis, bet taip ir nebesimokau. Gerai, yra klausimas, ar tu moki kalbą pačią, ar tu moki tik kažkokius žodžius. Nes lietuvių kalbą tai aš visų tikrai nemoku tų žodžių. Pavyzdžiui, gerai, aš moku kokį deoksiribonukleoksis, arba mitochondriją, arba kažką tokio. Bet, pavyzdžiui... Tiesiog kokią kalbą mokyti. Gerai, moku lietuvių, anglų, čiučiut rusų. Ja, aš ją mokau. Aš esu rusų mokytoja. Čiučiut italų, čiučiut ispanų, čiučiut lenkų. Ir kokius ten dar žodžius ten moku, tai taip pat. Lenkų aš žinau, dzień dobry. Dzień dobry čia yra... Jo, dzień dobry. Čia yra laba diena, arba labas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Koks jūsų mėgstamiausias maistas? Baltų mišrainė. Ir dar man patinka cepakai su grietinė, su spirgais. Man dar patinka... Man patinka šaltibarščiai. Cepakai su spirgais, su grietinė. O tau patinka šaltibarščiai? Jo. Bet labiau patinka cepakai su spirgais, su grietinė. O man labiau patinka baltų mišrainė. Kas nežino, kas yra baltų mišrainė? Balta mišrainė. Baltų mišrainė, čia mūsų... Bairis. Čia mūsų akcentas. Balta mišrainė. Šitas mūsų memas kilęs iš mano brolio. Tipo, mano geriausia draugė paklausė mano brolį, tipo, what do you like to eat? Ir mano brolis, nežinau, kaip angliškai balta mišrainė, tai sakė balta mišrainė. Jis sakė, I like to eat balta mišrainė. Balta mišrainė. Ir jį galvoja, kas čia per anglų žodis, ką aš dar nežinau. Jo, galvoja. Ir tada supratau, kad ten balta mišrainė. Kiek procentų duotumėte savo geriausiai draugai nuo 1 iki 10? 10. 10. Sakiau, aš tau 10. Aš tau sakiau 10. Ne, sakiau 10. Mėgstu. Sakiau 10. Pačią geriausią draugę. Šitai. 10. Kodėl ir kaip jūs susipažinote? Mes susipažinom... Nes mano mama norėjo mūsų pažinti. Jo, mes susipažinom. Mūsų mamas buvo pažįstamas ir norėjo mūsų pažinti. Jo, kažkokiam tai pramogų parke, kažkur viduj. Ir kažkokiam žaidimų parke. Jos mama supažindino mus. Jo, taip vedė mane, aš galvoju, mama, ką tu čia dirbi? Jo. Ir aš tokia, bet aš buvau tada drąsi. Aš tokia, o dabar aš iš viso tokia. Jau kažkokį žodį pasakyti. Mane tokia atvedė, labas, pasakė mano vardą, sako, susipažykit, aš tokia, labas, mano vardas, tada jinai tokia ištiesė ranką, labas, mano vardas. Aš tokia, ne. Jo, mes tokias, ir ėjom kur nors žais kažkur. Jo. Ir aš kažkaip tai keistai buvau drąsi. Aš tai nesupratau, kodėl mane vėlė, bet žodžiu, kažkaip mes susidraugavom. Nežinau. Bet BFF tapo mes ne taip jau, mes vis laik buvom kaip ir BFF, bet mes to neakcentavom. Jo. Ir paskutinis klausimas yra, kokia jūsų mėgstamiausia ir nemėgstamiausia spalva? Mano mėgstamiausia spalva, aš sakyčiau, aš turiu 3 mėgstamiausias spalvas. Aš irgi. Tai yra mėlyna, violetinė ir rožinė. Aš turiu 4. Pastelinė mėlyna, tamsi mėlyna, labai tamsi violetinė ir labai tamsi juoda. Labai tamsi juoda. Sakiau. Aš žinojau. Aš tiesiog ją žinau. Visada aš ją žinau. Tai žodžiu, čia buvo viskas, tai viso gero, jūs buvot Kalė Meškutės, tai su mano geriausia draugė. Mes padarėm tokį gerą video, tai viso gero, jūs buvot Kalė Meškutė. Viso gero!
per daug. Ne, nepadarai. Pas mus kritai. Bet... O, okei. Ai, Azar įkrenta. Labai. O! Paimk. Ojoj. Ojoj. You're safe. You're safe. You're safe. Aš radau kai ką labai gražaus. Betvarkė. O ne.